Treneri, pirmoji pergalė prie Juventus vairo, kad ir neoficialiuose rungtynėse. Smagu? Be abejo smagu. Vis dėlto žaidėm prie savų žiūrovų, savoje salėje prieš tai 3 varžybas pralošėm. Bet ir šiuose varžybose yra dar daug taisytinų dalykų iš tikrųjų. Nors, aišku, labai smagu, kad laimėjom, be abejo. O tas techninis brokas turbūt dar susižaidimas tokia, ar ne? Reikia pripažinti, kad mes sportuojam 2 savaitės, 2,5 beveik. Tai dar tas, aišku, savo atsiliepia. Ir be abejo, žaidėjai, kurie dasijungia naujai, jam dar reikia laiko, kad pajusti tą komandinį dvasią, tą pačią norą, ką mes norim iš jų. Aišku, tai atsiliepia, be abejo. Šiandien turbūt didžiausias galvos skausmas buvo atkovoti kamuoliai. Jo, ir čia yra ne pirmose varžybose. Jau aš akcentavau dabar Rūbinėje, nuėjęs sakiau, kad pagrindinis dalykas mums paėmė vėl po mūsų krepšių tinkamą kiekį kamuolių. Tai čia ne Žalgirio, ne Ryto be abejo yra, kaip pasakyti, vidurio puolėjai, bet aišku, tai yra dalykas, kurį reiks taisyti, būtinai. Treneri, atitraukus liniją tritaškio, labiau teisinės aikštės gynyba, nes tolimų metimų šiandien pamatėm labai nedaug. Aš manau, tie, kurie pataikė, tie ir pataikės. Aš nemanau, kad čia labai didelis bus tas skirtumas, bet aišku, be abejo, kažkiek atsiliepia. Paskutiniai žaidėjai šiandien prisijungė, komandos komplektacija baigta. Esat patenkintas tuo galutiniu jau darbu, kuris įvyko šią vasarą? Jo, aš galiu sakyti, viską, ką mes planavom, daugmaž padarėm, aišku, niekada nebūsi patenkintas 100%, be abejo, bet čia yra darbas ir manau, kiekvienas žaidėjas, kuris dabar atėjo pas mus į komandą, jis turi nešti atitinkamą indėlį ir aš tikiu, kad jie taip jau padarys ir tas jau būtent draugiškose varžybose žiūrovų skaičius, kurie atėjo pažiūrėti mumis, tai jau paprasčiausiai tai nuteikia tai, kad jie turi dirbti, jie turi stengtis ir turim rodyti gerą žaidimą. Šiandien sužaidėt rezultatyviausias rungtynes iš šitų 4 pasirengimo ciklo. Ar tai reiškia, kad komanda vis geriau supranta vienas kitą, ar tiesiog savo aikštėje? Be abejo, aš manau, kad ir supratimas davė savo ir automatiškai ir savo aikštėje be abejo. Tai savo žiūrovose, prie savų žiūrovų, sakau, čia yra fantastinė žiūrovai. Aš labai džiaugiuosi, kad man likimas davė čia dirbti ir matyti, kad į draugiškas, netgi nuvažiavom į Anykščius ir ten pamačiau kiekį žiūrovų, kurie atvažiuoja stebėti varžybų, tai tiesiog yra fantastinis dalykas.